Labas rytas. Šiandien vlogmas Lauros iš mano akių. Tai praleiskite dieną su manim ir pasižiūrim, kaip mums seksis. Juokinga tau? Jau mes geresnės nuotaikos biškis sirgom. Šitą bakteriją egiptietišką. Tai turbūt pasigavom. Nežinau, iš tikrųjų galvau iš pradžių, kad tik tais apsinuodėjom maistu, bet dabar jau pradėjome viduriuoti. Bet nusipirkom vaistų, eisim išgerti, tikimės, kad praeis ir bus viskas gerai. Nes kai vaikas serga, tai nėra labai smagiausias dalykas. Važiuojam į dieną su manim, išeiti. Realiai išsirašimas labai greitai pastaruoju metu vyksta, tai susitariam, kad už 20 minučių, tarkim, susitinkam. Staigiai keliamės ir išsirašim. Visai organizuotai mes čia susitariam. Aišku, dabar matau, kad nieko jau nėra, nieks mūsų nelaukia prie kambario. Nu tai jau vėluojam. Na, tai kas vėluoja? Aš jau tave čia, žinok, praskundžiau. Labas rytas. Bet pas jūs irgi toksai kvapas to maisto kažkokio, arba man jau vaidenasi nuo Nikolės, Vemalų ir taip toliau, žinokit, man gali būti jau vaidenasi visur tas kvapas. Aš net valgyti taip nenoriu jau daug. Ne, maisto čia kvapas. Pažiūrimi mažas dalyvas. Labas rytas, kokia graži. Ne, kandis yra. O kur tu gražuolė? O, tu vargšiukė biškė. Čia matas pribezdėjęs vaiko, ne maistas mirga. Nu, va taip, žinokite, kad čia matas priperdė. Žodžiu, man matas sakė, kad aš dabar turiu eiti sportuoti. Aš jam sakau, aš negaliu sportuoti ant tuščio skrandžio. Ir jis sako, privalėsi. Tai jūs neįsit su mumis pasirčiaut? Aš tai noriu eiti pasirčiauti su jumis, dėl to ir dabar aš jums čia atveju. Ai, kad perkalbėtum. Aiškintumė. Jo. Bet šiaip, nu, tipo ant tuščio skrandžio negerai, bet jeigu iškart po sporto irgi negerai. Ne, nu tai žiūrint prieš kiek. Nu tai bent 2 valandą, jau kaip nieko gal. Kas? Pavalgyti turėjau pailsėti, tai tada. Nu, tai. Aš tiesiog visą laiką taip kamerą laikysiu. Susidaužęs galvą išeina. Labas rytas, sakyk. Čia vienintelis žmogus, kurio patrūko. Parodyk spuoką. O, nu, pasižiūrėkit jau, kokius rodo bairius jums. Tai va dabar matai. Bet dabar, kodėl tau reikia čia dabar vestis ją sportuoti, nesuprantu. Viskas, mes einame sportuoti dabar. Tai jeigu žmona tavo valgyt nori. Nenori, ne, čia yra galutinis žodis. Kokia nori valgyt, neleidžiai valgyt. Pažiūrėk, koks. Heida. Labai gražus. Tu norėtum kameras? Tai kad viduriavo, taip tik ką žinau, normaliai jaučiasi jau. Iš kur čia, dasikatė sausainių paragavo? Nors iš sausainių. Sasainių. Sausainuką. Gali būti dar blogiau bus. Nu, parodyk, Nikolytė, kokią tu mamytę. Nuo pat mažens moteris žino savo darbą. Bum. Kas buvo, Eilė, ką? Biškai atsitrenkėt. Tai žinokit, mes 3 varom vis dėlto pusryčiauti, nes Laura buvo prispausta priespaudos, kad jai reikia varyti sportuoti dėl nugaros skausmų. Negalvokit, kad dėl svorio taip ėda žmogus, bet, nu, dėl nugaros skausmų. Tai iš dalies yra rūpestis, bet, nu, norėjo žmogus valgyti, nepavalgys. Tai va. Varom, šiaip viešbučio teritorija labai graži. Labai patinka. Tikrai fainai. Aš varau ir jūs manęs nesustabdysit. Haters gonna hate. Nežvenkit. Va, į kitą pusę. Tai galimai čia tiesiog dieną su manim praleisti, tikiuosi bus įdomu. Nikolė tiesiog tokiam etape, kad jinai nori tiesiog eiti visur pati. Tai biškai yra sudėtinga, bet nu ką darysim. Iki pusryčių einam kokį pusvalanduką. Pasisveikink, Nauri, čia mano vyras.
jeigu dar nežinojot. Veikėjas toksai geras, kalbėti nebijo žmogus. Atvykome pusryčius, turbūt jau Laura buvo aprodžius, net nespėjau jos vlogų pražiūrėti normaliai. Tai pasirinkimas šiaip tikrai nemažas, visokių tais dalykų yra, bet aš tai iš karto ką einu pasimti, tai yra kiaušinienė, omletas, tai labai skaniai padaro. Tada kokią taustą šalia įsidedu, va tokį gal pasimsiu kiaušinienę, taustas. Jo, iškart jau atima, viskas, aišku, 3 sultis. Thank you. No problem, boss, no problem. No problem. No, it's good. I clean. Biški išpylė kavos, labai šiaip paslaugus visi tie darbuotojai, visi vyrai. Ir man jau labai kartais gaila atrodo net prašyti taip visko iš eilės. Be žodžių. Tai va, mano pusryčiai, nukalytės paprasti, tiesiog kiaušinienė irgi. Nežinau, ar jinai iš vis valgys, nes po tų visų vėmimų ir taip toliau nelabai. Dar paėmiau atsargiai jogurto graikiško ir bananą. Ir žiauriai fainai, kad čia yra sultis šviežiai spaustos. Žaidžia su mamos nepigiais akiniais. Tai ne kažką iš tikrųjų. Nikolė, duoj sakinius mamai. Sulaužysi. Mamytė užsidės. Mamytė užsidės. Ačiū. Biškį apgavom vaiką. Kaip ir spėjau, kiaušinienės neliečiam. O tik tais jogurtuką valgo. Nu, turbūt tokios dienos dabar bus. Eisim pavalgėm ir varysim pas gydytoją, nes vakar buvom pas čia viešbučio gydytoją dėl viduriavimo vėmimo Nikolės. Tai sakė, šiandien taip pasirodyt, jeigu daugiau viduriuoja, o taip ir yra, tai pasirodyt, ar nėra dehidratacijos. Tai tikrai viskas, manau, bus gerai. Tik tais tiek, kad nelabai ką valgo. Tai turbūt normalu. Darim dabar pasirodysim ir lėksim prie jūros. Labai viskas skaniai suvalgiau, realiai nieko beveik nepalikau lėkštėj, nors vakar kažkaip nesivalgė, šiandien jau super. Apetitas grįžo. Parodom savo tetį. Teti, pasirodyk. Su kieno tu čia maikė? Su kokieno, su Lenko. Lenko, kažkokia taip gera kokybė. Gera kokybė, ne? No. Norėtum Lenkas būt? Tu čia kokį klausimą uždai Lenkas? Tos kokybės žmogum. O šitos kokybės žmogum. Koks veidrodis. Kelintas aukštas. Kas grįžė? Jo, kas grįžė tokia Nikolė? Ne. Parašykite šiaip, ar mes panašios. Atsisuk, kur kamera, Nikolytė? Kolė. Kas čia? Ateik čia. Kas čia? Ateik čia. Nežiūrėjau. Neparašys. Pas gydytoja. Sakė, kad... Kalbėk normaliai. Kodėl? Tai va pas gydytoja. Tai va normaliai dabar. Ir sakė ateiti penktadienį pasirodyti, bet viskas tipo geriau. Hello, salam Good morning. Good, how are you? Visą išnaudosi mum tą memory card. Buvai išjungus kamerą, ar tu Taip. ir varai? Ai, bet jau žiūrėk, reikia krauti. Toj. Aš nepakrauju vakar. Nu tai ką jūs? Oi, kaip gražiai atrodai, pasirodyk. Labai seksi mamosita. O ką jūs, bamžiukai mūsų? Kas tau yra? Pasižiūrėk. Vienas Brazil. O dieve, bet būtinai, kas čia yra su to maikiam futbolo, aš nesuprantu. Miega Heilytė? O, anksti, ai, bet anksti biškai atsikėlė. Gerai, o mes tada einam prie jūros jaučiu, gerai? Tai eina prie Rūros ir po to Janko parką. Gal vėliau biškai šilčiau bus, bet ir taip karšta šiaip atrodo. Nėra karšta, nebelu. Labai. Bet juk tai ten trupiniukai liko. Suradom vietą ant gulto prie jūros, bet šiaip nelabai kol kas patinka, nes labai didelė grūstis čia ir tos jūros net nematyt. Čia tokie tipolio uždengia, bet per juos tada iš vis nieko nesimato. Ir Nikolė lygtai sužmigo, bet jau pradėjo budintis, nes čia belenkė vaikų verkiančių. Tai gali būt bus grįžta prie baseino. Aš bandysiu pasideginti kiek išeis, bet galimybės ribotos su vaikais. O, labas rytas. Jau judam. Tai va, 2 minutės buvo tylos. Good morning. Pamojuok. Pamojuok šitam grybui. Pamojuok šitam Давай, grybui. отдать.
5 duok. Penki šitam. 5. Duok 5. Duosi 5. Ne. Nu. Gerai, pirmą kartą priguliam ramiai, bet neduoda ramybės. What you have here on Visiškai tai siūlo vieną ekskursiją, tai siūlo kitą ekskursiją, žinokit, blogo. Nu. I have here the first program. It's hammam. Hammam. It's like Turkish hammam, like in Turkey. 90 minutes. Neduoda ramybės. Išlaisok jūros įspūdžius. Greitai įlindau ir išlindau. Ir dabar šalta, nes saulė, kaip matote, pasislėpė po debesim. Šiandien kažkaip debesuota. Nori atsigert kažką? Kas čia tokia, galvoju, ateisiu pas jūs. Išsimaudėjai. Iškimaudės nukalyti. O čia kažkoks pabėsdėjai gal. O šalta gal. Nori atsigert? Pabėsdėjai jinai čia? Ar Ką prisikakoja? nori atsigert? Mimoza gal. Ką tokie? Mimoza. Alkoholikė. O man paimtų mango sulčių, jeigu turi. Arba orange, arba... Paliktas. 2 mango ir mimoza. Laura dirba. Šitie mūsų vaikai neatstoja, tai bagiai, tai masažai, tai arkliai. 2700 Egyptian pounds. Tai va. O Laurutė dirba dabar. Auklytė. Klausau, kaip matas, ta prasme, juda čia viską turi sužinoti, kaip čia kas. Jo. Čia heilės burnytė, va čia heilės burnytė. Tinka tau 2 vaikai draugė. Pagirdint nori. Jo, tik neįgai nori, ta prasme, Ne, for one. Jinai kišt. Tai dėl to, nes aš jį turbūt kišu, jinai galvoja, aš draugė kišu. 2700. Ką tu žiūri, tu pas mane nori. Mes su Heile labai draugaujam. 700. Tai va. 73 like 70. Papuk. No. Va, žinokit, saulės nėra šiandien. Ne kažką. Atesak. Dabar aš jau su vaikais aplipus. Va. Ate padaryk. Padaryk kamerį, ate. Pasakysi ate? Ate. Koks įdomus dalykas, va. Mes toj, sakyk, ir kalbėti išmoksim, ir vaikščioti, visko. Ne? Mama kaifuoja? Jo, mama stebi, nenuleidžia akių. Po įtampą, aš po strese. Ką draugė veikia, pažiūrim? O, Nikolė su smėliu žaidžia. Oi, tu! Miego tau reikia. Smėlis, oho. Mes su Laura užsirezervavom su arkliais jodinėti poryt. Tai žiauriai įdomu, kaip seksis 2 valandas į jūrą, į dykumą liktais. Nu, žodžiu, varysim. Ir jeigu patiks, sakėm, pasimsim daugiau tų sesijų ir išmoksim jodinėti. Labas rytas. Miegojom iš tikrųjų 2,5 valandos, Nikolė, mes 2 valandas, tai wow. Nepukas? Nerealus. Net kitom akim dabar. Bet iš tikrųjų tai reikia kavos, nes žinot, kai būna po pietų miego toksai dar labiau užsitaškęs, tai iš tikrųjų dabar jau taip jaučiuosi. Manęs ta kamera neklauso, čia gimbal protection kažkokia. Jesu. Tai žodžiu, žinokite, dabar man atrodo užmigo Laura su Matu. Tai realiai visą dieną kartu nebūnam. Yra toks žaidimo visas pastatas. Mes čia dabar ir atvažiavom. Atėjom. Tai žodžiu, tokie grybukai labai gražus, gal Laura rodė. Ir čia tokia erdvė. Ir kambarių labai daug. Ir tenais vis yra cinema. Yra visokių burbuliukų ten. Visai fainai. Praleis laiką, jeigu jau labai atsibosta vaikui. Tai va dabar atėjom pažaisti. Laukiam, kol mūsų draugai atsikels, nes turbūt užmigo. Tečiu čia įdomiausia dalis. Ir Nikolė žoka. Man pasakyt. Gerai. Nu, tavo scena. O kur tu čia įmušiai ką? Ne, dabar žiūrėk, turis, ne? Atrodo, neįmanoma iš čia įmušti. Nu. Gerai. Nu, pasirodo, tikrai neįmanoma. Turėjai vieną savo šansą. Su Nikolės viduriavimu biškį daros nevaldoma. Nes jau 3 kartą šiandien, tai
Einu va paimsiu pampersą ir keisim. Nežinokit, jo pasigavo vargšas vaikas, mano tą turbūt bakteriją. Gaila, iš tikrųjų nieko nevalgo, nieko negeria. Geria truputį nedaug, mažiau nei prastai, tai gaila ir pačios tokia biškė kaip ir be jėgų. Nu, mažiau tikrai pas vaiką laimės dabar. Tikėkime, greit praeis, vaistus geriam, tai viskas susitvarkysim. Žiūrėt, kaip mūsų šeiminėlė gyvena. Atsikėlė, turi būti. O, neįleidžiu, čia kažkoks kodas. Labas vakaras. Su trusikais. Jau matom. Jeigu nuogas irgi būtume matę, jau būtų užfiksuota buvę. Nesenai matyti. Labas rytas, tu klausyk, šiandien miegojai kiek laiko. Matas miegojo, matau, o tu draugė? Irgi, gerai. Nu, bet vis tiek toksai nepukas. Bet žiūrėk, nuo tų braškių, žinai, kaip eina į tą violetinę spalvą. Jo. Žinai, kaip būna? Ir niekaip panevos, ne? Tai čia jau sunkiai. Labas rytas, Zaiki. Ai, oi tu, kur čia varai? Pabuvom kambariuose, mergaitės pažaidė. Einam vakarienės. Nes galvoju, davai norit pasiimti dar keletui dienų. Laura pavargo. Nori Laura vlogint, nu natų. Tokią vlogerę, ką jūs pasižiūrėkit. Jeigu jums patinka labiau mano kontentas, tai parašykit, perimsiu kanalą, nupirksiu iš Laura. Jau tu tiesiog savo susikurk, žinai, ir Jo. čia pradėk. O dėkui paimi Zuką? Jo, paimiau. O mes O ką tu nepaėmėm. galvoji, aš viską paimu. Su realybė. Laura tiesiog pasišalinus į šoną, dirba, editina video. Iš tikrųjų supratau, kad tikrai reikalauja nemažai laiko šiti darbai, editinimai visi ir filmavimai. Tai nežinau, ar norėčiau. Vaikai mūsų sėdi, nu vieno nėra, nes jau Nikolė tai lekia belenkaip, jai reikia būtinai prie to staliuko sėdėti, ant kėdės normaliai, kaip jau suaugusiai. O mama... Nauris visur draugų susiranda, žinokit, su visais draugauja. Nikolė jau pavojingai lipa ant kėdės, bet, nu, tėtis, kaip sakant, dabar užsiėmęs, tai. Tai va, toks tas vakaras. You are the best man, bro. Video or camera? This is video, bro. You are the best, bro, waiter in Hurghada. Visa sama. China. Va čia yra legenda, legend, he's the legend. Kas čia ką tik įvyko? Atnešė Nauriui ką tokį? Kas aš tau mažas vaikas? Banano frainto, ten kažkokio su ledai. Aš tau mažas vaikas, tu gali Nikolį atnešti. Tu gali Nikolį taip atnešti. Norėjau gero padaryti, norėjau gero, Tai dabar jau... dabar gero galėjai tvats Nikolį ir būti. Taip. Taip pat tik kaip prišūdami. Aš nepagaliu. Žinokit, vlogas baigsis. Vlogas, man atrodo, ties čia jau ir galima uždaryti. Žiauru. Nukojyta. Zuikė, dabar bus. Einam, jo. Ne, nu žinokit, vakarienę tai sugadino Nauris belenkaip dabar. Nes apsterlinau megztinį, o draugė nesustvarko. Ir tipo viskas jau čia yra, nu, ta prasme, blogiausias dalykas pasaulyje. Nes taip dievina tą savo Nike tiesiog. Jo, jinai, žinok, niekam nenori duoti. Jinai savarankiška. Tai va, žinokit, vakaras taip ir susigadino. Norėjau gero, gavas kaip visada. Vakar aš tryniau mato megztinį rankom, vakar. Nes ponas Vakar. paprašė, ateik, pas mane ant rankyčių. Sėdim dviese. Išvijo mumis bernai. Jau po banano ant džemperio jautėsi įtampa.
Tai likom dviese. Po to jau ir ant manęs jau užpyko, sakė, kiek gali migdyti vakarais, turiu aš eiti migdyti. Tai mes prasijom, žinok, 2 metrų atstumą viena nuo kitos, kad vaikai užmigtų. Jo. Dabar užmigdėm. Snapas. Na, matai, mes čia į kampą nuėjom ir nematom mūsų. Jo. Šiaip jie žiauriai paslaugus. Man jau gaila draugą. Dėl to. Šiaip, kad jau toks gyvenimas. Kiek šitų žmonių. Čia tai įsivaizduoju, kad žmonės dirba kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Jo. Ir po 2 mėnesių turi 10 dienų laisvų. 2 mėnesius kiekvieną dieną nuo 8:03 iki 10. Tokiais momentais tiesiog tu supranti, ant kiek mes, ta prasme, gyvenam visiškai kitus gyvenimus, nei šitie Jo. žmonės. Bet labai mažai moterų, realiai vien vyrai. Vien vyrai dirba. Yra tas turbūt, kur Nuo moteris senų namuose, laikų, žinai. jo, su vaikais, o va vyrai išvažiuoja dirbti. Bet ir mes, žinai, skundžiamės, kad kartais mūsų vaikinai nepabūna ar dar kažką, tai kad turi daugiau to ryšio kurti. Nu, nes pas mus tas europietiškas mąstymas toks, kur atrodo, nu turi tėčiai Jo. teko prisidėti. O įsivaizduok čia kokie ryšiai Nu. su vaikais. Tai ką grįžta realiai ir miegot? Ar jie tą naktį? Nu, tai Tai nebūna. jie nebūna iš visų vaikais tos 2 mėnesius. Bet tu įsivaizduok, ant kiek, tipo, tai kaip moterim tinka. Nu, tu pažinai, kaip Tai matai, pagalvoji. išeities nėra. Tai Jie turi jo. parvežti Jie jaučia. Moteris džiaugiasi, kad tik darbo turi vyras. Žodžiu, žinokit, džiaukimės, kad turim, vertinkim ir nesiskuskim. Vat su tokia gaida. Ir uždarom šiandienos vlogą. Uždarom jau? Ai, nu tai viską, žinokit. Kiek aš parodžiau, tiek jau parodžiau. Bet smagu, man patiko visai. Patiko? Nu jo. Bet matai, nu, taip galvoti apie tą kamerą reikia. Nu žodžiu. Bet Nu darbas. darbas, nu. O aš pripratus Tai- tai būt momente, mama nefilmuoja, tu. Aš pripratus taip, žinai, man taip vis pasižiūriu įsitraukus tų kamerą. Sveiki. Net jaučiu, galimai nežiūrėsiu to vlogo. Šitą? Ar ne? Kur Nu, aš savo tą- balsą girdėjau, jo. erzina, žinai. Žinau. Tai va. Nu, gerai, viskas labai naktis. Ačiū, kad buvo. Vaikučiai Ačiū, kad miega žiūrėjot. vežimuose, va, viena iš vienos Jo. pusės, kita iš kitos. Čia mūsų firminis dabar bariukas. Ir padėti toliau vieni Čia nuo taip kitų. čia ramybė. Jo. Na kaip aš visada uždarau vlogus, tu turi žinoti, ką aš visada sakau. Ačiū, kad žiūrėjot. Labai tikiuosi, kad paspausite subscribe. Aš taip nesakau. Būna pasakai. Esu bandžius sakyti, bet man visą laiką būna toksai cringe, aš nežinau. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Dabar stebėsiu. Bučkiai. Ir pasimatysime sekančiam. Ate. Ciao.